Čia dar norėjau parodyti tokį didesnį. Čia yra toks kaip ir kalvystės amato įamžinimas yra. Čia yra centre žaizdras, priekalas, čia reiškiasi du kalviai kala, čia yra račius, kur ratus reiškiasi kausto ir čia yra, vienu žodžiu, kaip seniau vadindavo, tekėlas, suka čia galanda. Reiškiasi, tai čia kaip ir įrankių gaminimas, čia yra, vienu žodžiu, surišta su arkliu, kaip sakant, su ūkiu ir maždaug su ginklais, su gynyba tokia, kaip ir būtų tokia idėja. Zinkevičiūtė buvo, jinai ir tas ekspedicijas ruošė, viską, važinėjo į kapines, į visokias tvorelių tas elementus, irgi netgi buvo tas, kad reikėjo tas daryti ir tokia kaip medžiaga, kad surinkt, kiek vasaros buvo to užduotis, kad kažką tai tiesiog aš netgi miestelį, Kapčiamiestį, į savo kapinėse, tenais irgi ten ir turėjau fotoaparatą, viską, tada, kaip sakant, tai fotografuodavausi tenais viskas, ir kryžiukus, ir tvorelės ten. Buvo irgi kursiniai darbai, kur reikėjo ir saulutės daryti. O ta kryždirbystė, matot, kaip gavosi ten. Vis tiek tie kryžiai, saulutės tos, tokie smulkesni, jos galima tokios ir primityvesnėm sąlygom. Jeigu seniau ir nebūdavo to metalo modeliavimo, jo nebuvo, grinai lankstymas buvo. Tas metalo tokie skardelių lankstymas ir tas, reiškia, paskui padėlioji tas ir viskas su apkabėlės uždedi ir viskas sudedi į tą visą visumą. Aišku, sunku buvo, įrankių nebuvo ten, viską ten, ir dirbtuvių nebuvo, ir nebebuvo. Aš savo buto Rūsy, reiškia, daugiaaukščio namo Rūsy, tokias dirbtuvėlės ir tiesiog pradžia tokia darbinė buvo. Tai, jeigu tu žingeidus esi, kaip sakant, stebi viską, nori tą perprast, tai visą tas kažkaip ir fiksuojasi. Ir jeigu jau, kaip sakant, tą gyvenime, aš dar sakau, žinai, jeigu aš vieną kartą gyvenime pamačiau kažką, tai aš jau ir atsiminsiu visą gyvenimą. Jeigu aš ten pabandžiau kažką tai daryti, tai aš jau žinau, kad aš ten taip. Jeigu ten kažkas tai naujesnio atsiras viską, tai aš galiu palyginti, tai tie dalykai. Ir esmė ta, kad sakau, aš visą nuo 72 metų, tai aš kaip metalą laikiau rankose, tai aš iki 2024 metų. Tai vienu žodžiu visą tą laiką sudėti, jau čia 50 metų su viršum, reiškia, aš tą metalą čiupinėju ir jau man ten tas, kaip sakant, tas kitas iki ten, sakau, paimi rankoje ir viskas, ir tau viskas aišku. Pačiupinėjai, kaip sakant, ir žinai, ką galima iš jo padaryti ir viską, kadangi aš dar ten tokias biškį darau, skulptūrėlės darau. Ginai plastika dalykai, paprasti dalykai plastika. Čia yra metalo vamzdžio gabaliukas ir viskas, ir likučiai. Tiesiog ant žemės ten paėmė, pakėlė viskas ir tiesiog pakaitinau ten ir aš jį formuoju. Paformavau, reiškia, iš karto jisai gaunasi jau man kažkoks tai paukštis. Yra figūrėlės yra žmogaus figūrėlės, ten dar kažką tai. Tiesiog, įmanoma, kaip plastiliną lipdo, tai man aš galiu metalą, lygiai taip pat taip jėjau. Čia yra Sierakausko Kalinausko palaidojimo rasų kabinėse herbai. Čia tas herbas yra jau irgi iš plastilino nulipdytas,
atspausta forma ir galvaniniu būdu užauginta. Jis yra plonytis, lengvas ir čia va dabar apie kapčiamiestį minėjau, tai va tai yra tas darbas, yra galvanoplastika, yra padarytas iš plastilino nulipdytas formoj lazdijo. Irgi herbinis toksai, briedis, čia medvarlės, žalčiai, sakalai. Nu, čia tokius motyvus surandi. Turiu dar vieną tokį medaliuką, reiškia, Pliaterytei čia. Irgi, va, kadangi jau buvo čia Kapčiamiesčio, reiškia, gimimas, jau gimęs esu Kapčiamiestyje, tai šitą tiesiog padariau tokį kaip ir Pliaterytės. Kairėnų kapinėse 52 kryžiai yra. Tai čia Liepkalnio kapinės paimt, dar kažkur taip panašiai būtų apie kokį 20 gal su viršum paimt. Šitą čia Rasų kapinėse, čia kitur. Nu, vienu žodžiu, visai netoli čia yra vienas kryžius, mano ten kaustymas visas ir viena skulptūra su Šiškovu. Čia, kur tremtiniam kunigam yra padaryta Naujoje Vilniuje. Čia irgi. Tai čia tokie, sakau, dabar tokie smulkūs dalykai, bet esmė ta, kad, sakau, čia esu, bandau įvairias technikas, čia ne vien kalvystė. Nes žaizdras duoda kaitrą, užsidedi tigelį, gali išsilydyti bronzą, gali išsilydyti, gali padaryti liejinį. Elektra yra, vienu žodžiu, esu chemijoje nusimanau, galiu padengimus padaryti, reiškiasi, ir pasidabruoti šiek tiek, reiškiasi, jeigu reikia, ir pavariuoti.